ganėtinai ilgą laiką nebuvau šitoje vietoje. O kaip viskas užžaliavę. Tai va, šiandien norėčiau biškį kelias minutėlės pakalbėti apie moteris. Jau kurį laiką domiuosi tokiu senovės Italijos filosofų, diplomatų, politikų Niccolo Machiavelli. Ir neperseniausiai perskaičiau tokį įdomų čapterį apie moteris. Tai va, jo teigimu yra tik tais dviejų rūšių moteris vyro gyvenime. Yra beneficiary, ta, kuri priima vyro kaip sakykime, kaip galvos, kaip šeimos galvos, kaip lyderio rolę, kuri tiesiog, galim sakyti, kursto židinį, prižiūri vaikus, prižiūri aplinką. Ir yra toks kitas moters tipas disruptor, kuri įneša vyro gyvenime chaosą. Ir beskaitydamas tą čapterį apie moteris prisiminiau savo tokią istoriją. Aš daug metų esu pragyvenęs Jungtinėje karalystėje ir buvo toks momentas, kai, čia seniai, labai seniai, prieš gal 10 metų, kažkas tokio, 10 metų praėjo, susipažinau su moterim, su mergina, vainu, susitikom, lietuvė. Įsikalbėjom kažkaip, žiūriu visai simpatiška tokia moterytė, protinga, įsilavinus. Ir pirmo susitikimo pasimatymo metu jinai man, prieš tai aišku buvau užsiminus, kad prieš tai buvęs jos draugas buvo iš Nigerijos. Ir man kažkaip, nebuvo kažkokių tokių, kaip sakant, red flags, kad kažkas bus ne taip, čia kažkas bus suspicious and fishy. Aš visą tą praleidau. Ir galim sakyti, aš įsileidau ją į savo, kaip aš mėgstu sakyti, filosofiškai, namus. Į savo karalystę. Mes pradėjom susitikinėti. Ir aš turėjau tokią kvailą viziją, iliuziją, kad aš su ja sukursiu šeimą, kad viskas bus gerai, kad turėsim vaikučių, apsivesim, kursim gyvenimą kartu. Ir aš buvau labai naivus tom, kad patikėjau, kad jinai baigė savo tą visą istoriją su to, sakykime, žmogumi iš Nigerijos. Pasirodo, jinai buvo ištekėjus už jo ir šitą nustepė. Nesakysiu, kokiais būdais sužinojau. Ir aš tada ją tiesiog, sakykime, žodžiais prispaudžiu prie sienos. Sakau, sakyk, kaip yra. Ir man pasakė, kad jinai ištekėjus yra. Tai sakau, kaip čia, dėl ko. Vienu momentu jinai sakė, kad tiesiog dėl vizos buvo kita istorija, kai mes tiesiog kartu nuskridom pailsėti Barceloną, Ispaniją, aš ją prigirdžiu. Negražiai padariau ir tada viską ištraukiau. Ir ką aš noriu pasakyti, grįžtant prie Machiavelio istorijos, jinai tiek chaosą įnešė į mano gyvenimą tuo momentu. Tiesiog viską sujaukė. Tu tada sėdi ir tu galvoji, kad tu gali kažką pakeisti jos gyvenime, kad galbūt jinai yra auka, kad tas žmogus iš Nigerijos, jisai čia yra kaltininkas viso to, bet ne, aš klydau. Jeigu moteris nenorės, vyras niekuomet prie jos neprieis. Tiesiog jinai buvo pati, jai patiko chaosas, jai patikdavo drama, jinai visą laiką apsukdavo, tarkim, kažkas nesigauna, ar mato, kad jinai neteisi, tarkim, ir aš taip prasikankinau su ją kelis mėnesius ir aš tiesiog pasakiau, kad aš taip negaliu. Aišku, buvo gaila, nes aš kaip ir minėjau, jinai buvo ganėtinai protingas žmogus, analitikė, baigus 2 bakalaurus, dirbus banke, bet gyvenimas jos buvo toks sujauktas.
Ir va ką šiandienos savo žiūrovams, ypač vyrams, noriu patarti, būkit labai atsargus, ką įsileidžiate į savo gyvenimą. Nes laikas, tarkim, kurį aš praleidau su ją, finansiniai resursai, man iš tikrųjų kaip ir gaila to laiko, nes aš galėjau skirti tą laiką kažkam kitam. Ir va, grįžtant prie tos pačios istorijos, kai tik su ją įsiskyriau, toks įspūdis, kad kažkas mano gyvenime perjungė kitą mygtuką. Iškart susitvarkė viskas. Nusipirkau nekilnojamo turtą, sužydėjau, pradėjau sportuoti, pradėjau skaityti, ta prasme, pradėjau vėl gyventi. Ir vat. Ir ypač, pakartosiu, ypač būkit atsargus su tokiom moterim, nes susilaukit vaikų. Nes jos tos vaikus naudos jums žlugdyti visą likusį gyvenimą. Jinai nuteikinės vaikų akyse juos prieš jūs ir suvargsit. Tiesiog suvargsit. Tai man kartais nereikia pabijoti tokio drastiško žingsnio nutraukti. Toxic relationship. Va kažkada irgi kartu dirbau su tokiu vaikinuku, čia dar Anglijai, iš Lenkijos. Irgi tokia ganėtinai skausminga jam istorija. Jis atsivežė savo panelį iš Lenkijos, padėjo ją įsidarbinti, padėjo atsistoti ant kojų. Ir jinai susirado vyresnį albaną. Daug vyresnį. Aišku, aš suprantu, tą žmogų vėlgi, jam reikėjo kažkaip išgyventi, jam reikėjo kažkaip realizuotis Jungtinėje karalystėje. Ir jinai įmetė. Ir jisai žmogus buvo didžiulė depresija. Aš mačiau, kartu dirbom su žmogus tiesiog sužlugdytas, akyse mačiau. Ir aš jim pastoviai sakiau, tu turi iš čia išvažiuoti. Tu turi iš čia išvažiuoti. Aš jam padėjau persikraustyti į kitą miestą. Ir jisai, aš matau, aš socialiniuose tinkluose, ta prasme, mes bendraujam, seku jį. Susirado kitą moterytę, susilaukė vaikučių. Žmogus tiesiog švyti. Tai va, šiandienos toks moralas, ne moralas, o istorija tiesiog. Nikolo Machiavelli tiesiog iškėlė mano tą prisiminimą apie tas du moterų tipus. Beneficiary and disruptor. Būkite atsargus, kai įsileidžiate savo gyvenimą. Nes ypač moteris. Jūs visos tos dramos, kurias jie sukelia, viso to manipuliavimo, jūs to nepatempsite, nepanešite. Tai va, sėkmės visiems. Ačiū už dėmesį.